situacija, vyras grįžta iš komandiruotės ir antras žmogus. Tokį irgi, ta tema, žinot, yra Karlsonas tas, su to, kuris skraido. Žinot visi, ir Karlsonas atskrenda pas Meilužę, 16 aukštas, jis skrenda per parodį landą, atidarė langą, skrydo į Vilnių, viskas vyksta, ir staiga rakina duris. Jėzus, vyras grįžo, iš komandiruotės, davai į spintą, greitai, neparbėgsiu, tas ant propėlio, kokia spinta. Išgi Karlsonas, tai pro langą. Vyras taip žina, kas buvo? Nieko. Kieno kelnė su propėlė. Taip, čia analogiška situacija. Tai čia mes pereinam prie to, kas parašyta ir taip. Grįžta vyras ir randa savo žmoną su geriausiu savo draugu. Sako, gyvuly, pažiūrėk man, į akis pažiūrėk man. Mes gi su vienam suolės atėjom. Vienam mokykloje tu per mane išlaikėjai abitūros egzaminus 5, tu surašei viską. Paskui darbą aš tau daviau, tu dabar gerai uždirbi, gauni, mašiną nusipirkai viską, o tu kurva, aš tave iki gatvėje paėmiau, kaip šunį nuprausiu, išprausiu, aprengiau, sušukavau, mašiną nupirkau viską, klausykit iš vis, nustokit pistis, tai aš su jumis kalbuosiu. Netikėta. Trumpas permušau, kad neprisimintų. Policija sustato mašiną, ką vežam? Cukrų. Kur vežam? Į Seimą. Gal ten pas jūs sprogmenis? Kad ne, cukrus. Jūs tikrai, Seimą? Tikrai? Palaukit, duos jums sprogmenų. Dėdukas atbėga į vaistinę, sako, mergaitė, jūs man vakar negerą prezervatyvą pardavė. Kiauras, ne, linksta. Vyras grįžta namo, 3 valandą, žmona jau taip stovi, laukia, kočėlo, grįžo gyvulys. Kur paltas? Pragėriai? Kodėl pragėriai? Iš ką pragėriai? Aš pamečiau. O butelis iš kur? Radau. Truputėlį apie moteris. Moteris yra savotiškai sutvėrimai. Su moterim ginčytis irgi nevertas, ko geriau atsimesti gyvų. Ir moteris paprastai, žinot, kai nebeturi argumentų. O aš! Aš tavo peiliukus kutausi, visur. Iš viso vyrė pastebėjęs, pavyzdžiui, einantį bet kokį vakarą. Pavyzdžiui, koncertą. Kodėl vėluoja visą koncertą? Mes truputėlį užtėsim koncerto pradžią, bet nepergyvenkit, baigsim mes laiku, viskas sukoja. Bet moteris visada reikia laukti, vyras kitaip. Jisai tiesnytės, marškiniukai išlips, apskutavę žmoną, viskas. Sveikatos, jau, pasiruošęs. Gynyboje viskas. To, kad neatsimins nieko vakarę. Jinai, kaip viską reikia, plokštėlas prisiklijuoti, viską reikia dar sušukuoti, viską. Majonezų sluoksnį, agurko visokius. Kaip prasideda vakaras, kai reikia eiti kur nors vyrai, ne tos man sumeluoti. Pirmi žodžiai, moteris, aš neturiu ką apsirengti. Pastebėjot, kad visada atsakyti, tavo nėra ką apsirengti, nebėra kur sudėti. Visada kur sudėti. O pastebėjot, kad frazė, aš neturiu ką apsirengti, baigėsi žodžius, tu manęs nemyli. Ir įsivaizduokit, kad tokia situacija, vyras pasiruošęs, viskas, sėdi, valiu kažkur reikia, sėdi skaito laikas. Laukia, pradėjo išbėgas, klausyk, Petra, gal man šitą suknelę vakariau sėdėjęs, dėkis kokią nori. Šaltus žmonės jau pradėjo valgyti. Viena išbėga, klausyk, Petra, gal man su miniaku šitoje, jeigu su ko tu nori, žmonės jau desertą pradėjo valgyti. Penktą kartą laiką šitą patį skaito. Jinai galvoja, Marija, čia atkreipti jo dėmesį. Žiūri du jo. Kaip tas atrodo. Ujofana! Antakius kaip išsipečioja.